Pasižiūrėkim, ką čia pridirbom per pusmetį. Kviečiu prisiminti įrašą, kurį dariau pavasarį, kai dar viskas tik tai prasidinėjo, kalbėjau apie ką. Nu, pavasaris labai graži vieta ir objekto pradžia, kuri visada maloniai nuteikia. Čia mes statysim poilsio namelius, kol kas 2, bet šiaip suprojektuoti gerokai daugiau tų poilsio namelių yra. Ir štai šiandien jau lapkritis. Šis objektas gal išsiskiria to, kad mes čia gan daug darbų darėm, ir gerbuvį, ir valymo įrenginius, ir gręžinius. Ir vat kaip viskas dabar atrodo. Aišku, pavasarį užsakovas pats sėsis žolytę. Prisipažinsiu, kad laikas gerokai išsitęsė, neįvyko viskas taip, kaip mes norėjom, daug greičiau ir prasčiau, ir vėlgi tam yra priežastis. Pati apdaila. Čia vat stovės kubilas, irgi įdomi konstrukcija, daug polių susukta. Šiaip šitie nameliai yra nuomai statomi, todėl jos turbūt jau pavasarį galėsit išsinuomoti, netoli Dubingių, galėsit patys išbandyti, matosi va tie takeliai, žolytė, ežeriukas. Manau, kad poilsiui tokie va dalykai labai faini.